už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Labas rytas Lietuva, labas rytas krepšinio sirgaliai. Kamuolys toliau sėkmingai keliauja per visą Lietuvą ir dabar jis atsidūrė Giedraičiuose. Iš tikrųjų mes net neplanavom sustoti šiame miestelyje, bet žmonės laukia, nori ir liečiasi ir krauna viską, ką turi. Ir mes negalim jiems neleisti to daryti. Mes manom, kad nors tokiu savo poelgiu mes galim prisidėti prie rinktinės, prie už Lietuvos krepšinį sirgdami ne tik salėje, ne tik tai prie televizijos ekranų, bet ir varydami kamuolį, palaikydami rinktinę. Mėgstu krepšinį. Kodėl? Kodėl? Nes jisai mūsų Lietuvos sportas. Ir pats didžiausias dėjimas iš viršaus. Labas Širvintos, mes atvarėm! Nuo Kalėdų senio rankos, tai jau įkrovimas turėtų būti rimtas. Taip, ir pažadu labai Lietuvai daug medalių atnešti. Tai ar šiandien tautos kamuolys sutelkė Širvintų sirgalius ir žmonės pakilti ir tikrai švęsti nuostabią krepšinio šventę Lietuvoje? Tikrai sutelkė, nes patys matėt, kiek daug žmonių buvo ir manau, kad visi palaikys, visi žiūrės ir visi sirgsim už Lietuvą. Palaikyt, kuo daugiau palaikyt krepšinį. Labai gerbiu ir gerbsiu visą kiek gyvensiu aš krepšinį mūsų. Ir aš žinau, kad jūs esat ristūnų žirgų čempionas Lietuvoje jau daugiametis. Taip. Kaip jums pavyksta išlaikyti tą titulą, kaip pavyksta taip sėkmingai kovoti Lietuvoje? Ir tas sportas nėra toks populiarus. Darbas, juodas darbas labai daug užima. Bet aš sakau, kad nėra blogai Lietuvoje. Man gera gyventi Lietuvoje. Šiandien į tautos derinį įsijungia Širvintos. Jungis ir tu. O dabar mes esame Kernavėje, vietoje, kuri tikrai mena istorinius laikus ir matė ne vieną karžygį. Ir mes tikimės, kad jų visų dvasia įkvėps mūsų naujosius Lietuvos karžygius, Lietuvos krepšininkus naujiems žygiams, taip kad kraunam iš Kernavės visą jų energiją. O kol kas iki 3 milijonų rinktinė. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.